taip pasakysiu, stadioną turim, o žaist nėra kur. Aišku, yra dirbtinės dangos tos mažiukės aikštelės, kur mes puikiai naudojam, lošti 6 ant 6, tačiau to per mažai. Šiandien apskritai, kaip bebūtų keista, lyg tai gyventojų skaičius ir mažėja, bet klubų daugėja, bet jiems žaist nėra kur. Mūsų treneriai treniruotis nėra kur. Problema su dirbtinės dangos stadionu. Aš taip pasakysiu. Dėl maniežo, aš, pavyzdžiui, už maniežo, už 4 aikštes, gyvuliau mano, Dieve. Bet aš noriu pasakyti, mes padarom tą, dabar ką Lietuvos futbolo federacija davė, tą aikštę pakloja. Po to mes turim mokyklų stadionus. Aš seniai, teisingai sakė, gerbiamas Gediminas, svaigdami apie UEFA taurę, abudu, galvojom ir apie mokyklų stadionų renovaciją. Šiandien nepajuda. Nereikia milijonų. Ten tikrai nereikia milijonų. Reikia tik tais savivaldybės, futbolo bendruomenės, vietos bendruomenės įtakos. Ir mes jau turėsim ne vieną, bet 2-3 stadionus ir tada galėsim žaisti. O dabar gaunasi, kad supranti, Simnas mus lenkia aikščių kokybę ir gausa. Druskininkai iš viso, supranti, mes pastarysim Starąją Maskvą, o jie Niu Vasiuky. Tai nėra gerai. O pastangų visiems reikia įdėti. Aš tikrai nenoriu girtis, bet aš esu dar ir pirmo Alytaus bendruomenės aktyvus narys. Mes šiandien per bendruomenę atnaujinom tą stadioniuką dirbtinės dangos, perdažėm, pastatėm šiukšlines, kadangi labai senkės valandos. Kadangi jūs gerbiamas Vyšniauskai iš ko neveikė direktorė, ponė Kirkliauskienė, ir liepė pastatyti šiukšlines prie mano akių. Bet mes jau programos iškėsim po Tai nupirkom apsauginius tinklus, kad mokykloje nesudaužytum, dabar prieš sezoną pakeisim. Gal ten mūsų nedaug įtakos bendruomenės, bet mes kai galim, kiek padedam. Dabar ten stadioniukas žolės, toj rugsėjo mėnesį atidarys tą stadioniuką, ten puikia bazė bus žaist 9 ant 9. Tai reiškia, nereikia nei savivaldybės ypatingos dėmesio, nieko reikia vietos bendruomenės ir aktyvių žmonių, tokių kaip Vidas Šūskas, globos vaikų namai, kai galima pasidaryti tos stadioniukus. Aš nešneku apie mūsų regionus, kurie tą gali padaryti. Na, jūs turbūt žinote, Daugai ruošiasi renovuoti stadioną. Bet rajone mes turėsim daug. 2013-2020 metų strateginiam plane rajono numatyti aikštynai visose seniūnijos centruose. Aš suprantu, kad gal ta idėja fiks, bet tai jau yra numatyta. Miesto strateginio plano svarstymas dar neįvyko, bet aš, pavyzdžiui, aktyviai dalyvausiu tam svarstyme ir padėksiu futbolo bendruomenės lūkesčius. Tai va tokie dalykėliai. Na ir viskas, pabaigai. Aš pažymėjau čia blemas. Taip, kvailai pačiau, linksmieji kalneliai, nors vėlai čia linksmieji. Tokie 9 punktai, kuriuos reikėtų naujam prezidentui, gal man taip atrodo, atkreipti dėmesį ypatingą, gal atrodys kitaip. Pirmas, atnaujinti mūsų futbolo federacijos svetainę, jinai man nėra patraukli. Pradėti ruoštis FIS-ui, arba, kitaip sakant, futbolo informacinės sistemos įdiegimui, kuri turėtų pradėti funkcionuoti 14 metais ir mes turėsim nuo aukščiausios iki žemiausios lygos visą informaciją, o šiandien aš jau pasigendu. Trečias, sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Alytaus kolegija. Kodėl aš to noriu? Todėl, kad tai surišta ir su teisėjais, ir su mūsų futbolistais. Mūsų Alytaus kolegija nuo futbolo kratosi kaip velnės kryžiaus. Bet aš tikiu, kad kai kurie mūsų kandidatai turi neblogus ryšius, tai sudarius tą bendradavimo sutartį mes spręstum ir teisėjų, kad jie neišvažiuotų iš Alytaus, ir netgi futbolistų problemą. Kartu su savivaldybė miesto paruošti programą mokyklos stadionų renovacijai ir pritaikymui masinio futbolo reikmėm. 5. Organizuoti Alytaus regiono čempionatą tarp mokyklų 7 ant 7 ir 9 ant 9. 3. Įsijungti judėjimą moterys už futbolą, ką ir minėjau. 7. Futbolo akademijos įkūrimas. Sukur strategiją ir pradėti žingsnis po žingsnio metodiškai tą daryti. 8. Patalpos. Reikalingos futbolo federacijai jau patalpos. Man atrodo, kad mes išaugam iš tų sparnelių, kaip pas Algimantą ar pas mane kabinete rinkdavosi šitie patalpos, o patalpų Alytaus mieste tuščių yra ir panauda turėtų būti nulinė arba po už 1 litą. Patalpos ir aišku futbolo muziejaus pagrindų padėjimas. Mes turim visi tame tarpe ir aš
tikrai daug suvenyrų sukaupę, nuotraukų, visą kitą. Ten turėtų rinktis mūsų bendruomenė, diskutuoti, ten turėtume įsibart, įsikeikti, paskui apsikabinę mes nugalėsim išeiti. Trečia, jau aš, tai 9 pasitaisau, Alytaus komandos dalyvavimas LFF A lygoje, salės čempionate, prašysiu. Ir 10 tarptautinio lygio varžybų turnyrų pritraukimas į Alytaus regioną. Turiu omeny Alytų, Druskininkus, tos pačius, tą patį Simną ir taip toliau. Kad mes turėtum, kad jie mes turėtum iš ko ir duoną užsidirbti. Tai va, gerbėmieji. Klausimų.